Sveiki visi DTV kanalo žiūrovai, jūsų ekranuose dar vienas toks šou su mūsų nuostabiais svečiais. Tęsiam pokalbį su Arnu ir Gabija. Klausykite, o pakalbėkim, dar grįžkim prie jūsų serialo reikalų. Kaip jūs atsirinko? Vis tiek kažkoks castingas buvo? Tai aš per lovą, kaip sakėjai. Jo, per balį. Žinau, kad vyko castingas, ar ne? Kaip jums jame sekėsi, kažką reikėjo pavaidinti, kas ten buvo? Akis išsiplėtė. Jo, buvo žiauri, man iš tikrųjų baisu. Kodėl? Aš pirmą kartą su Džiugu susipažinau per castingą, nes jisai mane castingavo. Nu, ir Andrius buvo, ir Džiugas. Andrius prodiuseris ir Džiugas. Tai jo, skaičiausi rimtų reikalų, man atrodo, tekstą su Džiugu. Ir manęs prašė isterikę pabūt su tuo pačiu tekstu ir paskui meilę pavaidinti su tuo pačiu tekstu. Aistrą ar meilę, neatsimenu. Jo, tai nežinau, sekėsi lievai labai. Supratau iš abiejų reakcijų jų, nes Džiugas, nu, aš matau, kad tu galėtum padaryti šitą, buvo toks komentaras, galėtum. Dabar suprantu, kad labai bijai, aš matau, sako, bet aš matau, kad, nu, tipo, perspektyvos yra. Tai nebuvo gerai. Nu, bet tai tie castingai visi tokie yra, nu, žiauriai baisu, tu pirmą kartą matai žmonės tuos, tu turi kažką staigiai maksą savo parodyti, kai tu belė kaip jaudinės, tau yra visas stresas sukilęs ir nu, neįmanoma puikiai pasirodyti per castingą. Aš nemanau, kad kažkas yra tai pasirodė, žinai. Tai nei vienas aktorius, man atrodo, castingų nemėgsta. Svarbu perspektyvą parodyti. Aš esu buvęs vienam ir man irgi, aš ten tiesiog sudegiau. Bet o išėjus, kaip jautėsi tavo, galvoji, kad nu čia tavo jau, ar kad nieko nepavyks? Ne, nežinau, aš tai iš vis esu tokia savikritiška ir pesimistė. Aš iškart mamai skambinu, sakau, ai mama, jaučiu, ai mama, neklausk. Nu, pati paskambinu, bet ai mama, neklausk, nekalbam. Ne, nežinau, jaučiausi, kad kaip ir viskas fainai, nes smagiai pats castingas praėjo, nes buvo, nu, jie labai šilti šiaip žmonės, tikrai. Nebuvo, kad ten žiūrėtų ir tu, nu gerai, žinai, eik jau. Tai viskas kaip ir okei, bet tikrai negalvau, kad atsirinks mane. Tikrai maniau, kad ras kažką, gal kitką, nežinau. Aš tai geriausiai atsimenu, kad aš dariau Timūro castingą į DTV. Prašau. Buvo castingas. Jums reikėjo suskaityti tekstą ir aš atsimenu, tu darai, ten buvo tokia kompanija, kur buvo Dovydas Laukys, Petras Daunys, tu, buvo Simas, kuris šiemet dalyvavo Lietuvos balse, jie duetu dalyvavo iš Klaipėdos, iš Lanūnos radijos ir buvai tu. Ir atsimenu, Dovydas Laukys neatėjo. Nes kažkas ten išvietė. Nes mes kaip ir jau atsimenu, kad galvom, kad nu, čia Timūras tiktų tikriausiai, bet nu, vis tiek reikia mažų, gal yra jaunų talentų atsiradę ant Lietuvos. Ir Timūras tai suskaitė ten su visom emocijom ir kaip ir ten buvo aišku labai. Nebuvo taip baisu, nes sakau, tas kitas, kurį turėjau omeny, tai buvo, kur aš ėjau į teleloto vedėją rinko, ateinu ir, žinai, Giržadas, tipo, ir aš taip, tipo, ir man, va, žinai, panašiai turbūt būtų, jeigu Džiugo nebūčiau pažinojęs, taip ateini, tipo, aš, žinai, negaliu būti šitam vienam kambarį, man, žinai, man negalima. Tai man tai buvo su Giržadu, žinai, užeinu ir, tipo, tai va, čia tas, tipo, važiuojam, žinai, ir aš, tipo, taip, ir buvo labai blogai, aš ten nieko neatsimenu, tekstas dingo, totaliai blogai buvo. O ten jie kažkaip dar atmintinai tą tekstą turi mokėti, ne? Taip. Jau ateiti, jau pasiruošti. Ne, ten jie net laidos metu kažkaip jie ne iš suflerių skaito, jie ten iš atminties varo. Jo. Ten sunku šiaip, ką ten daro. Čia dabar gal kaip keitė ten dabar? Ne, jie jau seniau tai tikrai be suflerių buvo, gal dabar jau ten nežinau, nes ten yra realiai vienintelė pozicija, kur gali būti sufleris, bet jo ten nereikia, kai ridena komoliukus ir ten kokias kaivas stovi ir jos vardina. Tai ten vienintelė vieta, kur gali būti sufleris, nes kitur tiesiog yra per toli jie statyti, nes ten yra studija ir jie turi iš galvos tos tekstus varyti. Taip, bet paskui va netikėtai. Ir jie gan tikslus tie tekstai turi būti, nes jie turi pasakyti tam tikrą informaciją. Tai kaip tau pasisekė, kas? Labai blogai ten buvo. Nu, kaip matai, neveda. Aš jau ten būdamas supratau, nes, nu, žinai, įjungia kamerą ir tu... Va taip, va. Aš nieko neatsimenu. O tu norėjai šiaip? Būtum vedęs? Nebuvo, kad norėjau, žinai, pakvietė, aš nuėjau, žinai, galvoju, reikės ir darysiu. Nebuvo, kad čia, žinai, man čia labai jau svajonių kažkas. Tai... Nu, neverkiai po to, kad netrinko. Ne, aš netgi džiaugiaus, galvoju, žinai, man tik buvo gaila, kad... Sekmadienių gaila. Žinai, pirmas kontaktas su Giržadu
ir taip prastai pasirodyti, žinai, tai tipo, Gal būtume Euroviziją vedęs dabar, ne? Nu, o gal, nes šiaip žmonės daug kas yra sakę, tipo, o galėtum ten Eurovizinį, žinai, kažką ten tokio, tai būna, bet jau viską, žinai, su Giržadu. Jau sudėkė. Sugadinti santykiai, jo viskas. Bet čia yra kažkoks toks užburtas ratas, kai tu, pavyzdžiui, gali tam tikrus dalykus daryti kiekvieną dieną. Na, pavyzdžiui, aš labai gerai galiu palyginimui, kur aš esu milijoną renginių pravedusi, kuriuose esu ir dainavusi. Ir man, pavyzdžiui, yra dainos, kurios, nu, yra, žinai, kur būna, nu, ką nors padainuok, tai tu jau žinai savo tą firminę, kur tikrai neprašausi, gali padainuoti ir viskas all good bus. Ir, pavyzdžiui, aš esu dalyvavusi X Factoriaus atrankoje. Tai gerai, kad aš tiesiog paprašiau, kad manęs nedėtų. Nes aš praėjau, aš gavau 4 taip, dar Šapranauskas gyvas buvo. Man tada gavau krūvą liaupsių, kaip čia gražiai, o aš dainavau dainą iš Fight Hill, vadinosi, iš šito filmo Pearl Harboras. Ten pagrindinė ta daina ir ten nutipo, kad balsą jau parodėt viską. Ir aš dainuoju ir aš suprantu, kad aš blogai dainuoju, nes aš dainuoju ne kaip visada, nes ten kalatojasi viduj. Galvoju, iš viskas man čia nieko manęs netrinks, aš gaunu 4 taip, ten sėdėjo Šapraščio, Galevaitė, Samas ir kažkas dar vienas, nebeatsimenu jau kas, o gal jie tik 3 buvo. Neatsimenu, nu žodžiu. Ir aš, kadangi, nu, Hebra vis tiek iš filmavimų susipažįsti ir aš sakau, gal gali man tą video parodyti ir man atrodo, sakau, blemba, o jums labai didelis nuostolis, jeigu tiesiog, nu, nes aš praėjau, tai buvo antrasis X Factorius ir praėjau iki tiesioginių eterių. Aš visą stovyklą atbuvau viską ir jau prieš pat jau iškritau. Ir sakau, gal aš ten kažkaip galiu, tipo, ir prasmukti. Mano pasirodymą net tarp antrankų neparodė, nes tiesiog, nu, aš sakau, nu, tengi tragedija. O, nu, nes, ir va tiesiog dėl to, kad tave vertina. Tu tą dainą staugi per ten krūvą vestuvių, ten jaunieji šoka pagal tą dainą ir krūvą esu nufilmuotų, turiu, kur ten tikrai gražiai dainuoji. O čia... Taip, taip. Nes aš irgi pajutau dažnai, kad sėdi tiesiog taip, žinai, tipo, ir nieko atgal negauni, žinai, tu darai ir tu net negauni čia gerai, blogai. Ir tu tada pradedi, žinai, nuplaukinėti ten į siaubus, tai jo, castingas. Tai va, o tiesiog Lietuvos balsas, tu dar ir nugarą dainuoji. Nu. Ai, nieko. Į nieką. Žiūrovus turi bent jau, kurie nevertina, iš tikrųjų. Ir dabar dar yra... Šiek tiek kaip tik lengviau. Kai nežiūri, gal. Kai nematai akių ir to, žinai, to. Bet jis visai tu dainuoji ir tu supranti, kad tu visai nieko dainuoji, bet neatsisukai, kaip, pavyzdžiui, paskutinės akimirkos, tai į dainos pabaigą... Pasakai, kad nerodytų tave. Ne, bet tu... Tai dainos pabaigą jie paspaudžia, o tu jau dainos pabaigoje jau ten praradęs viltį, žinai. Nebesistengia. Nu, jo. O tai tau buvo castingas? Man buvo tik tai kartu, vat, su Gabija, mes buvom kažkaip tai rezultate. Aš nežinau, gal dėl to, kad mes rimtuose jau susipažinę su komanda, gal dėl to, bet tokio oficialaus castingo, kad vat, tai neturėjau, bet turėjau su Gabija. Pažiūrėjau, mūsų porelės, jo, porelės castingas. Jo. Irgi toks buvo keistas, ne? Toks... Labai keistas. O ką ten reikėjo daryti? Aš jos nepažinojau, jinai manęs nepažinojo. Nieko daryti nereikėjo. Mes pasigūglinę, žinai, vienas kitą buvo. Ir ateinam ir toks... Labas. Sėdi taip ir lauk, tekstą paduos, tai pasiskaitom. Net jėkis nežiūrė, nesuprantu. Gerai. Bet tai iki serialų jūs ten, nežinau, darėt kokius nors ten susitikti, kad bent susipažinti, nieko? Mes tiesiog išskridom į Egiptą. Jo. Iš karto. Jo, mus išskraidino į Egiptą ir va ten jau žinai, taip sakant. Jau ten grįžo. Bet aš labai džiaugiuosi, kad taip ir įvyko, nes kažkaip mes, kai nuskridom, vis tiek ten didžioji dalis filmavimų buvo Ilonai ir Džiugui. Nes pagal scenarių mes tik atostogų pabaigoje pasirodo mes ir jie išskrenda. Ai, tai jūs deginotės? Oi, jo. Mes turėjom daug laisvo laiko, tai mes kažkaip susipažinom, tada man jau ramiau buvo, kad partneris bus geras, tai... Nes man visada svarbiausia partneris yra. Jeigu kažkur reikia vaidinti tiek spektaklis, tiek dar kažkas, man partneris. Nes aš atsimenu, kai man Andrius pasakė, kad, Arnai, turim tau gerų naujienų, tu čia vaidinsi. O, sako, fainai, kas partneris? Man iškart. Tai va, tai Egiptas buvo gerai, kad kažkaip susibičiuliavom ir gerai, dabar be problemų varom. Kaip profai, normaliai. Tai jau būt viens pas kitą svečiuose, ten jau viską, ten šeimos draugauja, ten jau... Šiaip galėtum pakviesti. Tai prašom. Ireniškių kaimą. Tai atvažiuok, adreso nieko nežinau. Net nesitikiu. Klausiu, jo. Nesitikiu, čia aš pakviesiu. Žiūrėk. O turit kokį nors svajonių vaidmenį? Galim šis tokio aktoriaus tokio klausimo klausti, ar ne? Turit svajonių vaidmenį? Aš nežinau, kiti sako, turi ten Hamletas, koks nors ten dar. Aš tai...
Bet čia pas tave tai labai kardinaliai skiriasi, kur labai rimti vaidmenys teatre ir čia toks malčiška kažkoks baby boyus jo. Nu, nežinau, kažkaip... Ne, teatre irgi yra tokių debilų vaidinų. Šiaip aš neseniai žiūrėjau jo vieną spektaklį, kuris į tą vaidino. Ten debilų. Nu, žiauriai geras, labai man. Šiaip man labiau patinka debilus vaidinti. Rimtai? Jam gerai sekasi. Gebra, jeigu kam reikia debilo. Etatinis debilas. Bet jis tikrai labai gerai. Ne, man tikrai kažkaip man patinka tokius... daryti tokius frykus, kur visi žvengia. O nebijai, kad po to prilips toks, žinai, kur tipo Džiugas yra vis tiek jau N metų kostė. Nu jo, nu kaip ir jis iki šiol Šrotę vaidina. Kaip ir Nerijus Robertėlis. Nu, tai viskas, bet nežinau, ar bijau. Gal matai, gal dabar etiketės ar dabar labai kimba. Seniau gal buvo, kai tik prasidėjo tie serialai, kai daugiau nieko nebuvo interneto, nebuvo Instagramų visų šitų, tai gal etiketės ir lipo tada tam Robertėliui, Kostai. Nu bet žinai, ponui Bynui dabar vis tiek labai sunku suvaidinti rimtą vaidmenį. Tai jam užteko ir Byno, jis karjerą pasidarė. Užtenka. Tai nebijau, gal nežinau. Gabijau tu. Džoną Viką norėtum suvaidinti? Jo, kas nenorėtų. Merginai tikriausiai svarbiausia, kad nepriliptų kokios nors bukos blondinės vaidmuo. Aš po to labai bijojau po svingerių savo. Ir kas keiščiausia, kad kažkiek ir prilipo. Nes aš kai atėjau ir į castingą šitą manęs klausė, bet ką, žiūrėk, dabar mes taip kalbam, tai tu biški kitokia, nei per svingerius, kad vaidini. Nu, sakau, jo, kitokia. Šiaip ten personažas buvo. Šiaip įdomu, jo, tai nei castingą pas profas ir tau tokia, žinai, bet tu kažkiek kitokia. A tu skaityti mokė scenarijų, geras. Skaičiukus pažįsti. Pasirodo. Bet tu mažo to dar kinesterapiją mokais dabar? Mokaus. O kam tau? Kodėl ne aktorinė? O kodėl ne toliau aktorinė, ten magistrai, doktorantūra? Nes aš pamačiau tą virtuvę ir supratau, kad galim ir be diplomo, ne? Taip, man jo nereikia. Ir ne tik dėl to, kad man jo nereikia, aišku, ten studijų metu buvo niuansai, kodėl aš išėjau. Kokie? Nu, nesvarbu. Taigi čia įdomiausia. Priekabiavo ten kokie... Ne. Tiesiog gal nesutapo mano ir kurso vadovo tikslai galutiniai. Labiausiai šitas buvo didžiausia priežastis, nes aš neturėjau tikslo niekada teatre vaidinti, mano buvo tikslas, pirmas jo peilis didžiausias, o dėstytojai mano netiko, nu jis, ta prasme, buvo prieš komerciją, apskritai. Bet čia yra, tas, kai mokosi studentai, jie dažniausiai po studijų, aš darysiu meną, aš į televiziją neįsiu, po to pasiema paskolą butui ir Mano situacija, viens prie vieno. Tai aš buvau tas visiškai atvirkštinis variantas, kur aš jau studijuoti teatrą, nu, vaidybą ir aš nenorėjau į teatrą. Tai tas kiršinasi šiek tiek. Bet pas mus nėra tokio kaip kino. Nėra, tai vat nėra, dėl to ir liūdna. Bet, tai va. Bet žinokit, maža to, aš tai baigusi kultūros vadybą ir bakalauro ir magistrą ir pas mus tu renki, tu gali rinktis kinas, teatras arba dailė, nu ką tu vadybinsi. Bet aš labai gerai atsimenu, į magistrą mes įstojom, mūsų 12 buvo ir visi 12 mokėmės nemokamai, nu nes ten kažkiek tų vietų yra nemokamai, gal šito gal 15, 3 atkrito ir liko tie, kas nemokamai. Ir mes buvom tie tokie, kaip aš sakau, sučiaros, kurie atėjo su praktika jau, ne tik teoretikai, aš jau dirbau telike. Ir mes labai kryptingai pasirinkom, nu aš tada pasirinkau kiną, nu nes televizijos tokio kaip nėra kiną. Ir ateinu paskaita kultūros vadyba. Ir mums 2 savaitės dėsto apie galerijų valdymą. Nu sėdžiu 1 savaitę, nu galvoju, nu gerai, kažkada perės, žinai, 2 savaitę. Ir aš tiesiog atsimenu labai gerai, stoju ir sakau dėstau, o kaip šitie principai, nu, kine, ten televizijai veikia. Sako, aš nesu kompetitinga šito klausimu, sakau, bet mūsų paskaita vadinasi kultūros vadyba, ne galerijų valdymas. Tai, žinokit, aš galiu tik tais iš savo srities pakomentuoti. Aš sakau, nu tai kai surasit kompetitingą dėstytoją, praneškit ir išėjau. Ir iš paskos išėjo dar 5 studentai, nes nu, jam buvo absoliučiai neaktualu, pas mus ten buvo ir dainininkų, vadybininkai jau esamų. Jiem tiesiog reikia, tiesiog dėl savęs, gal magistrą, nežinau, aš tai mokiausi tam, kad mamai parodyti diplomą, nes pirmas buvo kolegijos išsilavinimas, reikėjo magistro. Tai, žodžiu, buvo tokių yra dalykų, kur tu renkiesi, ne? Bet tu gali išsirinkti, bet tau vis tiek gal spaus ant to, kad tu teatrą. Nu, nes nėra Lietuvoje tiek plačiai, žinai. Nėra net kas tau uždėstytų tą dalyką. Tai.
Jo. O tu kineziterapeutė čia žmonėm ar gyvūnam kokiem? Nes terapija yra gydymas judesių žmonių gydymas. Taip, bet tai būna ir žinau, ant gyvūniukam Yra ir gyvūniukam. Kineziterapija, tai yra ir leliukam, ir gyvūniukam, daugam yra kineziterapija, visiems reikalinga. Bet tu saugus kineziterapeutė bus. Aš pasirinksiu vėliau, ką aš konkrečiais. Bet tai gali gyvūną, galėtum pasirinkti gyvūnus? Ne, tokio tai nėra. Jau. Bet čia, ne, Yra sporto kineziterapija, čia jau veterinarijos. reabilitacijos. Reikalai. Okay. Man čia su pečiu, žinai, biškai gerai. Va. Bet čia, žinok, kas antras dabar aš pasakau, o tai man jau čia reikės klausyti. Po 3 metų skau baigsiu gerai, vis tiek reikės. Tai čia yra per balius labiausiai nedėkingas dalykas, ką mokas kineziterapija. O, žiūrėk, o va čia man, arba, pavyzdžiui, stomatologas, jeigu per balį yra. Tai mano draugė vieną kartą pasakė, sako, kaip gerai aš ginekologė, man per balius nieks nieko nerodo. Jeigu daug išgeria. Pasakoja, kai rodė. Viską gali. Na, bet tas yra, ne? O, tai tu gal jau žinai, čia... Bet man tai tik patvirtina kiekvieną kartą, kad puikia profesija pasirinkti. Nes labai populiaru, mes sėdimą darbą daugmaž visi dirbam. Taip, kuo toliau, tuo labiau visi. Pelningai. Žiūrėk, kaip visi sėdim, tai sklingai, ne? Taisyklingai. Kas ant kojas užsimetė, aš pavyzdžiui. Kineziterapeutė būsima. Labiausiai netaisyklingai sėdžiu. Nu jo. O kokią tu, Timūrai, norėjai profesiją? Tu tą ir norėjai turėti savo profesiją? Ar tu šiaip pagal išsilavinimą kas? Aš nežinau, ko aš noriu. Dar nežinau. Rimtai, O kas tu pagal išsilavinimą esi? Aš turiu 2 išsilavinimus. Turiu dailės ir darbų mokytojo diplomą. O, prašau. Geras. Darbų mokytojas. Taip, dailės ir darbų, gerai? Ne tik medį draužti. Taip. Bet šiaip būna pagalvoja, kad visai būtų smagu, visai norėčiau pagal tą diplomą kažkaip. Aš savotiškai paišiau. Bet čia pedagoginis išsilavinimas. Jo, bet ten irgi, matai, ten stojant reikėjo įgūdžius kažkokius rodyti, pas mane buvo nuliniai, nes aš to belė kur dar buvo galima pateikti, o jie ten buvo tokia vieta, kur jie paskutiniai paimdavo dokumentų, žinai. Jie iš esmės susirinkdavo gerai atsijotą žvyrą, žinai. Jau ten, kas pakliuvo, tai ten buvo kitur visur, žinai, atstumti. Man taip atrodo. Ir tada aš ten mokinausi ir paišyti, ir tapyti. Ten įstojau vien dėl to, kad esu bičias, nes tais metais bičių daug stojo. Ir ten ta apsukrioji direktorė nusprendė padaryti, vaikinų grupę padarysiu, žinai. Tai tik dėl to aš ten įstojau. Tai ten paskui besimokindamas pradėjau, mokinausi ten piešti, tapyti iki šiol nemoku, nes man kiek kabėma iš laik ruda gaunasi, žinai. Jo, ir ten besimokindamas pradėjau turėti ambicijos, kad gal kokį tipo dizainą galėčiau baigti, žinai. Tada dar Vilniuje Dailės akademijoje dizainą baigiau. Bet tokia irgi labai teorinė, tokia labai, žinai, viskas debesiuose ir kaip tai veikia, va, tu čia pasakoji. Tai aš Dailės akademiją ir baigiau magistrą. Nu va, bet žinai, apie kaip veikia realybė, ten nieko nebuvo. Ten nieko neveikia. Ten realybės nėra, ten tik teorija. Tai paskui tokį šaltą dušą, kai gavau padirbęs grafikos dizainerių, supratau, kad tikrai ne man, ypač kai ten, žinai, neturi filtro tarp užsakovo ir tarp kūrėjo, kai nėra per vidurį žmogaus. Nes kai atsiunčia, žinai, įneškit gal daugiau gyvybės. O tai čia ne tu su Tadu Vidmantu darei tą video apie tai, kad atėjo užsakymas apie reikia nupiešti namuką? Nežino šitą? Ką su Tadu Vidmantu esi daręs? Su Tadu mes daug darėme. Jie kambariokai. Aš atsimenu, žiūrėdavau Tado Vidmanto kanalą. Taigi modemas. Supratau tik tai. Tado Vidmanto buvo labai geras apie grafinį dizainą. Aš žinau, tik dabar dašuto į mano blondinės smegenis. Ne, ten aš nebuvau. Nes ten buvo esmė tokia, kad tipo užsako pas skelbimas, kad tipo reikia kokio nors studento, ne profo, kad nupieštų grafiškai gyvenamą į namą. Aha. Nu ir ten, tipo, mokam 50 litų. Ir, nu ir ten, žinai, tipo, paprastas, standartinis, žinai, nu ir nupiešia su pieštuku, žinai, tą namuką, čia, žinai, tipo, išsiunčia užsakovui, grįžta laiškas, oi, ačiū labai, perdavėm užsakovui. Po savaitės grįžta tokia, žinai, tai koks čia namas, taigi nėra kamino, nerūksta dūmai, ten, tipo, kur čia šeimos, kas čia prie langė kažkoks kryžius, čia ne kryžius, nupieškit normalų langą, nu ten ir, žodžiu, daug kartų jį perpašinė, po to gal galia dingsta, niekas už nieko nesumoka ir po to tas žmogus, žinai, sako, nu tai bent parodykit galutinį rezultatą, tai juodas kvadratukas buvo.
Okay. Namas. Tai čia grafikos dizaineriai yra vienas liūdniausių darbų, ką aš supratau. Tai yra tiesiog tu ten visada viskas yra blogai ir taip, kaip tu norėtum daryti, niekam nerūpi ir ten visada yra blogai. Ir visą laiką darysi papildomai daugiau negu reikia ir už tai niekas niekada nemokės, nes tai tada nebuvo vertinama, nežinau kaip dabar, bet tai buvo labai liūdna. Supratau, kad tikrai ne man, tada pažiūrėjęs, kaip Tadui gerai sekasi video productionas, irgi ten tada mečiausi tą ir tada ten buvo truputį geriau. Tai aš neturėjau kažkaip dar noro. O kokiu būdu tapai radijo vedėjų šiaip? Pakvietė. Irgi castingą turėjai? Ne, nebuvo ten castingo, ten buvo faina, kad atėjau. Toks, kaip ir mini castingas buvo, žinai, man reikėjo ten paskaityti tekstą, bet nebuvo, aš tokio varžymosi nejutau, žinai, nes buvom dviese, su to paskui kolega sugedo, taip ir buvom priimti, bet ten buvo labai paprasta viskas, žinai, kad... Aš beje irgi pertrauksiu pas Tadą Vidmantą, irgi kai buvau castingė Svingerių filmo, tai irgi žiauriai fainas castingas buvo. Tadas moka šitą, jis labai... Taip, jo, mes irgi viens ant vieno buvom, tipo tokioj patalpėliai. Taip, nes jis labai... Ar parodyk, kas Svingeriaus mokys. Tipo, tą tekstą kartu skaitė ir labai viskas paprastai. Jis toks šiaip paprastas žmogus, tai fainai labai buvo. Aš esu matęs jo tos castingus dar, žinai, kur būdavo dar pas mus Subačiaus gatvė, ten tose vadinamose žydnamiuose, žinai, kur ateidavo žmonės ir paskui spintui įrašinėdavo ar voiceover ar kažką, žinai, tai tie castingukai tokie buvo labai mieli, žinai. Jo, toks jauku kažkaip. Taip. Tai radijas atsirado tiesiog, paskambino ir pakvietė. Ir nuo to ten daug kas pasikeitė paskui. Aš atsimenu, turėjau svajonę įgarsinti kokį nors filmuką, man labai atrodė visą, nes aš moku kempiniuką balsą parodėti, tai žodžiu, man iki šiol norėčiau. Na, paklausom. Aš moku juoką padaryti. Kempiniuką? Aha. Davai. Bent jau juokui turim. Jo, juokui turim. Dabar, kai turi vaiką, tai daug praktikuoja skirtingų balsų. Šiaip labai gera praktika, jo, vaikams. Jo. Ir antras, tai visą laiką man atrodo, kad labai įdomu yra radijai dirbti. Bet kažkaip niekad, kiek yra skelbimų, kad ten ieškom ir M1 ieškojo, ir Zipas ten ieškojo, bet kažkaip niekad nesiryžau. Matai, labai turbūt priklauso nuo to, kokiam formate. Tai yra labai daug streso, nes yra radijas, labai gera mokykla yra, mano nuomonė, pavyzdžiui, prieš televiziją, bet kokią. Kalbėti non-stopų. Ne tik, kad non-stopų, bet nebijot pauzių. Neįmanoma, aš irgi negalėčiau. Aš irgi maniau, kad aš negalėčiau. Man irgi buvo pradžioje ta baimė, kad turi nuolatos kalbėti, negalima sustoti, nes jeigu bus pauzė, čia sprogs bomba kažkas, tai paskui tu išmoksti valdyti save, balso valdymas atsiranda, šiaip daug gerų dalykų išmoksti. Ir renginiuose paskui man tai konvertuojasi, tai kad laiką labai jauti. Užpildyti, mokė, ištemti laiką, ne? Jo, ir tu jauti labai, pavyzdžiui, laiką, kiek čia praėjo minutė, pusę minutę, žinai, tai tas yra įgūdis tikrai ateina. Tai galėtum, tik tai labai sunku yra. Žmonėms, žinai, daugam yra, kas buvo tokių bandžiusių. Tikrai buvo žmonių, kurie atėjo galvodami, kad čia, žinai, čia tik kalbėti per radiją. Bet ten ne, ten tu ten sėdi, žinai, ten reikia stebėti ir programos langą, reikia ruoštis. Yra buvę tokių tikrai, kur, žinai, sėdi ir tiesiog degizno streso. Tai paskui pradedi galvoti, kaip čia padaryti, kad nebūtų to. Man yra baisiausia, kai tu važiuoji mašiną ir girdi ten, pastrigo mūsų kompiuteriai. Ir galvoju, ką jie ten dabar daro, žinai, įdomu. Čia tai tokiais atvejais mažiausiai aš bent jau nervinčiaus, nes tu jau nieko nepadarysi. Arba ten, laukiam jūsų skambučių ir pakibo telefono linija. Jo. O tu ten, pavyzdžiui, reklamą turi tam laikui užsakytą ir ką tu tada darai? Tada pradedi džiazuoti, nes būna techniniai, yra buvę irgi ten, pavyzdžiui, telefonė, pakimba ir viskas. Ir taip, turi būti reklaminis žaidimas. Tada tu ten pradedi stumdyti, kas yra šiaip nėra gerai, bet paskui atsiranda objektyviniai force majeuriniai atvejai, kur ten, žinai, bandoma matyti yra su užsakovu kalbėti, kad taip gavosi, padarėm kitaip, kažkaip ten tos komunikacijos yra daug. Bet jo, radijukė yra labai daug streso, tikrai, ypač pradžioje, kai tu ten pradedi, kai tu ten nemoki, arba dar priklauso nuo to, kas ten tave supervaizina, žinai, ar tu turi priežiūrą ar ne. Tai ten, jo. Reikalų yra, ne šiaip šnekėti. Bet gera mokykla. Čia, žinai, kaip visi galvoja, kad žinių vedėjai, jie taip ateina ir paskaito žinias. Ta prasme, jie visą dieną ruošias. Jie ruošia reportažus, jie tekstus savo rašo, jie turi pasiruošti patys, jie neateina vedėjai, kaip mes. Man ten iš viso atrodo labiausiai stresinis darbas, koks tai gali būti. Aš žiūriu juos ir man pačiai prakaituoja, dėl gal ar viskas bus gerai. O dargi būna pavyzdžiui, tokių, kur ten paskambina jiem ir praneša, kad ten, kokia bomba ten
nukrito ar dar kažkas ir jie turi... O beje, ir apie tai. Kalbant apie žinių vedėjus, kas buvo tenai, kur kažkur palapė? TV3 ten buvo. Mergina, kur tu... Ne, kur nusipurtė. Kažkas ten pradėjo daryti. Aš neįsivaizduoju, kas ten nutiko. Aš pasidomėjau, nes tai buvo mano kolegos. Pas mus kita versija ofise buvo. Aš spėjau. Bet negaliu sakyti, nes aš ten pažįstu Hebra. Ne, bet niekam nepaviešino šito, kas ten buvo. Šiaip dar galvau, kad gal sufleris pabėgo koks nors. Ne, ten aš manau, kad ten kažkoks buvo nervinis tikas, manau, kad greičiausiai. Nes tiesioginio eterio momentais, nežinau, kiek esate turėję, bet ten tikrai būna tokių, kur blackoutint kartais gali, žinai, atsijungia. Tai yra labai daug vedėjų, kurie labai puikiai skaito suflerį, bet kur reikia to laisvo pokalbio, viskas jam persijungti negali. Tai tas, su sufleriu irgi aš vis dar kariauju. Arba aš labai gerai atsimenu, kai prasidėjo COVID'as ir konkurencinės tos televizijos vedėja, irgi gera pažįstama mano, jinai užsikosėjo kalbėdama apie COVID'ą. Ir taip žostkai. Ir atsiprašau, išeinam į siužetą. Ir po to ten viral paėjo, kad povas sėdi sergantį kovidinę maždaug, o jinai paspringo seilėm ar kuom, nu ten. Jo, nu tai ten yra, pavyzdžiui, LNK neseniai irgi yra daug, kur tarturėl su Facebook'e, kur tipo perfect timing, man atrodo, vadinasi, kur per visą pasaulį yra surinkti tai ir žinių vedėjai, ir dar kažkas ten, kur tipo kažką laiku taip padarė, kad atrodo visai kitas dalykas. Tai mūsų yra Liukaitytė. Jinai skaito orus ir jinai taip ranka taip šnai, o tuo metu sankryžą čia rodo ir mašina taip. Ir jinai tą mašiną žukt ir nustumė. Taip. Ai, mačiau, man atrodo. Tai ten gerai paėjęs tas video yra. Bet aš jaučiu, žinai, čia kaip ir vaidinant, ant scenos ar kažkur, tai tu negali leisti mintim kažkur nukrypti, nes panašiai būna, aš pastebėjau irgi, jeigu skaitai tekstą iš suflerio, jeigu pradedi ten kažkur jau kažką papildomai mąstyti, tu pameti. Jaučiu, kad, žinai, gal ir, man atrodo, ir scenui būtų taip pat. Čia kaip dainuojant pradedi galvoti. Taip būna, kai tu, jeigu turi tekstus konkrečius, monologai, ten ypač Šekspyras, jeigu būna eiliuotas tekstas, jis taip sėdi kartais, tai kad tu tikrai gali galvoti. Tu pradedi galvoti, aha, čia reikės dabar toj scenui to ir to, bet tekstas eina. Arba žiūrovai neploja. Buvę, kad tipo su tekstu, jeigu tu turi tekstą, kad susiveltų. Bet jis negyvas gaunasi, jeigu tu pradedi galvoti kitus dalykus, o tekstas eina automatui. Oi, tai žiūrovai būna toks, ką aš čia šneku, kur nėra gyvybės tada. Vėl tą durnelį vaidina, ne? Tekia gelbėti situaciją scenoje, kad kažkas, pavyzdžiui, tekstą pamiršta ir turi ten kažkaip, nes būnagi tie balti lapai kitiem, arba ten kas nors pamiršta laiku į sceną išeiti, dar netekia? O jo, buvo. Vienam su širdim blogai pasidarė, iš vis aktorius vidury spektakliam blogai pasidarė, išvažiavo į greitąją, nes vis tiek tęsim spektaklį, tai panaikinom tą personažą. Oho. Spektaklį, jo, jį buvo galima panaikinti, mes išsprendėm, tai jo nebuvo. Buvo daug visokių dalykų, pavyzdžiui, neseniai viena aktorė nolpo per visą pagrindinę aktorę, tai mes jau gavom stabdyti spektaklį, jau nieko negalėjom padaryti. O, tipo, kažkas su sveikata ar šiaip Jei kažkas buvo su sveikata, po COVID'o kažkokie likę dalykai, tai jinai spektaklio pradžioje praktiškai, nolpo ir mes tokie net nesuprantam, kodėl, kaip čia kas taip atsitiko. Ir jo, stabdėm spektaklį, nes, tokį jo, kai žmogus. O žiūrovai nesupranta, spektaklis vadinasi jaudulys. Wow. Ir žinai, mes pradėjom spektaklį ir iškrito jinai, mes irgi tokie irgi nesuprantam, ar čia jinai improvizuoja. Purtas čia, purtas tas dimba. Ir kažkaip žiūrovam sakom, stabdom, viskas čia. Ai ne, išlindo kolega iš už jos, nes pribėgo prie tos moters, jisai ten kažką šneka, matau, aš gal tekstą priminė. Ir jis išlenda taip už jos, sako, atsiprašau, gal salė yra medikai. Visa salė. Ne, sako, rimtai ir yra. Ir visi tokie. Jo, tada atbėgo į sceną 2 medikai kažkokie. Bet vis tiek, iki pat galo, tie žiūrovai tokie. Galvoja, čia dar kažkaip čia dar kažkas bus. Čia dar prigaus. Mano tėvai yra buvę tam spektaklyje Šiauliuose, kur pradėjo vaidinti, tada užsidarė užuolaidos ir pasakė, atsiprašom, spektaklis nevyks, nes vienas aktorius buvo girtas. Tai čia buvo, po to garsiai nuskambėjo per visą spaudą, kad ten kas atsitiko, bet tas nemalonus jausmas, kur sako, sėdi, mes tai į komediją, nes ten domino teatro, man atrodo. Bet taip ir pasakė, nes vienas aktorius yra girtas. Ne. Vienas aktorius yra girtas. Dėl techninių problemų negalime tęsti spektaklio, bilietai bus perkelti į kitą spektaklio, arba galite paprašyti, kad jums grąžintų pinigus. O mes ten dovanų tėvam nupirkom, tipo.
Tai jisai sako, čia spektaklio dalis ar kaip. Ui. Nes aš, pavyzdžiui, buvau spektaklėje irgi Domino teatro, kur veiksmas jau prasideda dar besirenkant žiūrovams. Ir ten kažkas ne taip, ar kažkaip taip vadinasi, ten, kur viskas ne taip pas juos vyksta. Tai labai įdomu, kur pradžiai tu iš tikrųjų prisigauni, nes tavęs prieina labai žmogiškų dalykų klausti žmogus. Žinai, tipo, nematė čia flešiukas, žinai, nukrito. Nu, nematė. Ir, tipo, garsistas muziką pametė. Nu, toks. Ir, tipo, tada jau pradeda lakstyti po visą salę ieškoti tos muzikos. Nu, ir tada jau tu supranti, žinai, jau prikolas pasidaro, bet čia. Aš nežinau, kodėl aktoriai tą daro. Aš kaip nemėgstu, kaip, pavyzdžiui, jie nulipa nuo scenos ir pradeda tarp žmonių kažką. Žinok, mane purto. Aš negaliu, aš negrįžtu antrą kartą dažniausiai. Čia aš norėčiau visiems jauniem aktoriams tą pasakyti, jeigu jūs tai padarysit, bet scenarijuje tai būna išrašyta. Taip, bet tai tokius žmonės atleisti reikia, come on. Nes tu ten sėdi savo, žinai, patogiai, tu ten vadžiūri, žinai, dabar tau, ir jie čia, žinai, haha, ten. Jo. Bet jeigu būtų Beyoncé's koncertai ir Beyoncé pas tave nusileistų, tai tikriausiai ne? Irgi ne? Nu, nes aš negalėčiau daryti, ko aš noriu, žinai, visi žiūri dabar jo. Nesikalbėkiu su juo. Nu, o tai ką, ateis ir ten, ir aš ten. Nu, kur būna, kur uždainuot leidžia. Tai ir sėdėtum taip. Nu, bet ne, o tai. Ir po to neplautum veidą, nes į tave apspjovė. Ne. Plaučiau. Plaučiau. Tai va tas keista. Tai viskas, ačiū, kad atvažiavo, draugais, buvot paskutiniai mūsų svečiai šiam sezone. Tai čia, žinai, jau taip jau baigiam stipriai. Žinai, pradedame su jumis vasarą. Mes einam vasaroti. Pagaliau su gražiai žmonėm laidą turėjo Marija. O tai. Ne tik mes gražus buvome, dar svečių gražių turėjom. Tai va, ačiū, kad buvote su DUTV šį sezoną. Tikiuosi, kad kitame sezone turėsime dar įdomesnių pašnekovų. Ačiū Jums labai, kad užbaigėt gražiai mūsų šį sezoną DUTV ir pasimatysime jau rudenį. Taip, geros Jums visiems vasaros. Iki. Iki.